evangelizacijos pratęsimas. Aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad pasižiūrėkite į Jėzų. Tai yra į Joną, krikštytoją. Kai jis atėjo, jisai sakė, tiesinkit kelius, nes po manęs ateina tas, kuriam jūs neverti, sako, atrišti net ir sandalo raištelio. Tai kad tiesinkit kelius, tai reiškia, jų buvo iškreipti keliai ir jisai kreipėsi į ne šiaip žmonės, ne į pagonis, o kreipėsi į savo tautą. Pasižiūrėkime į Jėzų. Jis atėjo ir jisai atėjo pas savo tautą. Mes žinom, kad jis atėjo pas savo tautą. Ir jis kreipėsi į savo tautą. Kad irgi tiesinkit, irgi visus kelius, kreipkitės ir įtikėkite Kristų ir mane, ir kas mane pažįsta, tas pažįsta tėvą, ir taip toliau, ir taip toliau. Mes žinom, kad Jėzus nepadarė nei vienos nuodėmės, tai reiškia, jis nugalėjo net ir mirtį. Bet visų pirma, jis nugalėjo melą. Jisai nepadarė nei vienos nuodėmės, tai reiškia, jis išgyveno visiškai tiesoje. Pasižiūrėkime į visus pranašus, kurie kalbėjo būtent tai, ką kalbėjo Dievas, tai yra tiesa. Jie irgi visos patarlės kalba apie tiesą. Žmonės mylėjai, tiesinkit savo kelius ir šiais laikais. Jeigu jūs netiesinsit savo kelių, dabar ateis Kristus paskutinį kartą ir bus viskas. Jei jūs lankotės iškreiptoje, būtent konfesijoje, denominacijoje, kurių nėra niekur Biblijoje, Dievo Jėzaus bažnyčioje, jūs eisite į pragarą. Jūs turite tai žinoti, nes kitokiu atveju jūs pražūsit. Tiesinkit savo kelius. Ir šiais laikais, kas nustatė, kad šiais laikais mes gyvename malonės laikais ir viskas, mums nereikia laikytis tiesos, mums Dievas viskas atleidžia, mes galime daryti visokias nesąmonės. Kas nustatė? O nustatė būtent tie melagiai, kurie ir iškreipė šitą visą evangeliją. Jie padarė taip, kad jūs gautumėte tą iškreiptą evangeliją, kad jūs niekada neišgirstumėte tos tikrosios evangelijos apie tiesą. Jie tai padarė. Susimastykit, jūs apgaudinėja iškreipdami Dievo žodį. Ir nuvesdami juos nuo tiesos, kad jūs niekada nepažintumėte tiesos. Jūs niekada nepažintumėte Kristaus, nukryžiuoto Kristaus. To, kuris nukryžiavo savo gyvenimą melo iškreiptam žodžiui ir taip toliau. Žmonės mėlyje, aš suprantu jūs. Aš ir pats buvau tenais ir irgi turėjau iškreiptą evangeliją, bet aš nepasidaviau, kad žmonės viešpatautų virš manęs. Ir aš pasidomėjau, pasižiūrėjau pats į Bibliją, pats bendravau su tiesos dvasia ir aš gavau atsakymus. Lygiai taip ir jūs, kaip ir aš ir minėjau ir pirmam video, jeigu jūs neturėsite gyvo asmeninio bendravimo ir asmeninio pažinimo su Kristumi, jūs pražūsite. Tiesinkit savo kelius. Eikit link pažinimo. Ir dar, kas liečia likutį. Kažkodėl tai visi galvoja, kad tas likutis tai yra tie, kurie, sakysim, jau įtikėjo ir lankosi bažnyčiose. Deja, ne. Likutis tai yra tie, kurie nesilanko tose bažnyčiose, tie, kurie pamilo tiesą ir gyvena tiesoje. Viskas. Kitokio varianto nėra. Ir jeigu jūs nepažinote asmeniškai Kristaus, jūs nesate likutis. O jeigu jūs nesate likutis, jūs dėja, bet jūs nebūsite išgelbėti. Tokia yra tiesa. Aš nekąsdinu, aš sakau tiesą. Tiesiog taip yra. Likutis iš tų tikinčių, kurie pažino Kristų. Tai jisai yra
likutis, tie, kurie išsilaikys iki galo. Ir jeigu išsilaikys iki galo, kur? Tiesoje. Tai yra kartu su Kristumi. Tai tie bus ir išgelbėti. Tai yra tas likutis. O jūs net nepažinę tiesos. Jūs pažinę iškreiptą Evangeliją, iškreiptą tiesą. Jūs tai kuo puikiausiai suprantat. Ne vieną kartą buvo kalbėta, ne vieną kartą buvo rodyta, kur yra iškreipta jūsų konfesijų būtent Evangelija. Bet jūs vis tiek laikotės to žmogiško mokymo. Kurioje vietoje jūs būsite išgelbėti. Jeigu jūs laikotės iškreiptos, kūniškos, žmogiškos, aš galiu pavadinti jos Evangelijos, bet pasakų, kurias jie jums seka, apgaudinėja, jie malonus, geri, švelnus, bet tai neišgelbės jūsų. Žmonės mylėjai, atsipeikykit, kiek dar klausysite jų. Kada pradėsite eiti pas Kristų, ne pas pastorių, ne pas kunigą, ne pas kažkokį netikrą pranašą. Atsipeikykite žmonės, kol nevėlu. Ir visi tie, kurie reikia, kad jūs jau esate išgelbėti, jie jūs apgaudinėja. Jie jūs apgaudinėja. Tai yra Romoko mokymas ir daugelio kitų, sakysim, yra, kad jau jūs esate išgelbėti. Tai yra baptistų mokymas toks yra viešpatie. Bet realiai neįtikėjimas daro jūs išgelbėtais. O tas, kas išstovės iki galo tiesoje. Nepasiduokite melagingiems veikėjams. Jie jūs apgaus ir apgaudinės tol, kol jūs patys asmeniškai nesikreipsite į Kristų, kol jūs patys asmeniškai nepradėsite skaityti Evangelijos, jūs būsite apgaudinėjami. Baisiai apgaudinėjami iki tol, kol jūs pražūsite. Tai velnio planas. Apsimesti šviesos angelų. Visi supranta, šviesos angelas per ką? Per bažnyčią. Jis iškreipė bažnyčios sąvoką, viską iškreipė. Prisodino raugių tiek, kad to likučio net nesimato. Todėl, mielas likutį, jeigu tu girdi, jeigu tu myli tiesą, tu myli Kristų, grįžk, reiškis, tiesink savo kelius ir bėk nuo šitų melagių. Jų yra daug, labai daug. Kiekviena konfesija, kiekviena denominacija, nesvarbu, kas jie tenais, kaip jie ten pasivadinė, vienu žodžiu. Tik tais tie, kurie laikosi tiesos, tie, kurie gyvena taip, kaip Kristus, tie, kurie yra Kristaus mokiniai, kaip ir Kristus laikėsi tiesos, taip ir mes turime laikytis tiesos, mylėti tiesą. Visą savo širdį, visą savo sielą, visą savo protą. Todėl, jeigu mes iki galo išsilaikysime tiesoje, o išsilaikyti tiesoje iki galo mes galime tik pažindami Kristų, kitokio kelio nėra ir tą nukryžiuotą tada. Kad ir mūsų gyvenimas būtų nukryžiuotas. Visokie melai, visokie nuodėmiai. Va tada mes išsilaikysime iki galo. Taigi, mylėjai, nepasiduokite jiems. Neklausykite, klausykite tų, kas veda jūs prie Kristaus. Veda ne savo pamokslais, o veda paskatinimu. Veda pavyzdžių savo. Pas Kristų. Veda link asmeninio pažinimo. Kitokio kelio tikrai jūs nerasite. Jūs nebūsite likutis, bet realiai pražūsite. O to nesinori, kad jūs pražūtumėt. Norisi, kad jūs pažintumėt Kristų, jūs išgirstumėt tikrąją tiesos Evangeliją. Neiškreipta meilė, netolerancija, bet meilė tiesoje. Va tada jūs suvoksite, kad ji yra kitokia ta meilė. Ir tie, kas jums kalba tiesą, tie jūs ir myli. Būkit palaiminti.